Nupirkome vieno kambario butą, 40 kvadratų. Aprodysiu, ką turime, ką radome bute. Tai štai įėjimas. Turime pakankamai didelę virtuvę su visais baldais. Prastos kokybės labai, tačiau turim, ką turim. Toliau svetainė. Vonios kambarys. Tulikas. Tai pirmas žingsnis, pirmas planas yra atsikratyti visų šių baldų, technikos, kurių yra tikrai daug. Tai ką mes padarėme, tai kėlėme skelbimą, kad viską atiduodam, parduodam už simbolinę kainą, kas kažkiek, kurių daiktų būklė šiek tiek geresnė. Ką pavyks parduoti, atiduoti, ką žmonės pasiims, pasidalinsiu, kas liks bute. Ir norėčiau įrašyti savo dabartinius planus, ką ketiname daryti. Paskui bus įdomu pasižiūrėti, kaip gavosi. Taip, tai kaip ir minėjau, kapitalinis remontas planuojama. Tai visų pirma, galbūt keisim išplanavimą. Tai turime pakankamai didelę svetainę ir pakankamai didelę virtuvę. Tai dėl buto perplanavimo būtų taip. Vietoj virtuvės darom, naikinam visą santechniką, viską, darom dar vieną kambarį, miegamai. Taip, viskas naikinasi, santechnika naikinasi, statom lovą. Toliau svetainėje įrengiam virtuvę, spinteles ir turim mažą svetainę. Taip pat turime čia tokią 3 patalpas, 4 su mažu koridoriukum, kurias planuojame sujungti. Taip, tai griaunam visas sienas, kurios yra labai plonos. Šitą griaunam, tulikas išsigriauna, sandėliukas. Ir viskas susijungia į vieną didelę patalpą. Tai, greitai reikalai vyksta, praktiškai tą pačią dieną. Atsirado žmonės, viską išsirinko, pasiruošė, susistatė, visus baldus išsiveš, visą virtuvę išsimontuos. Taip kad liks labai minimaliai šiukšlių. Viskas išvežta. Kol neskubu namo, pabandysiu dar išsiardyti grindis. Čia bent koridorių pasižiūrėsiu, ką turim apačioj, nes nesu susidūręs, ką aš ten rasiu, kaip atrodo. Pirmos dienos darbas. Atsikratyta lovos, sofos, visų baldų. Toliau pradėta ardyti viskas, visos šiukšlės nešti vieną krūvą, kad paskui būtų paprasčiau išvežioti. Laminatas. Koridoriuje nuimtas laminatas. Spintoje įsivežė. Virtuvėje nuimtas laminatas. Nuimtos plytelės,
vandens vamzdžiai lauksim santechniko, kad panaikintų. Toliau išardytas bardačiokas. Čia grindų taip pat nėra. Nėra pertvaros, nebėra durų. Nebėra kriauklės, pradėtos plytelės ardyti. Sekmadienis daugiau nebeardysim, kad kaimynai nepyktų. Tulkė lentynos ir taip, turim tokią situaciją dabar. Nemaža dalis šiukšlių yra išvežta. Grindys luptos, tai va čia va kas liko, matosi. Čia jau sukrauta. Išluptos grindys svetainėje. Nuluptos sienos, ten ne visai gavosi. Tai va tiek. Toliau. Šiek tiek pagriauta siena. Turime pagalbos. Išlupam plyteles. Griausim visą kapsulę. Čia matosi siena išgriauta. Čia irgi griausis. Truputį parodysiu. Tinklai išimti, čia jau tiek prikrauta šiukšlių. Betono. Traukia metalą, laužom kapsulę. Čia, kaip matot, šitos sienos nebėra lubų priekinės. Truputį parodysim, kaip vyksta veiksmas. Yra laužtuvas. Daug laiko praėjo, nefilmuota buvo niekas. Šiaip nežinau, nebuvo noro, tai vis užmirždavau, tai nepasimdavom kameros, nieko nenufilmavau. Tai darbai kažkiek pajudėjo į priekį, ne kažkiek gal ir nemažai. Tai parodysiu, kas yra padaryta. Taip teko atsidaryti senus video, kad prisiminti, kur buvo pabaigta filmuoti. Tai paskutinis video buvo visos pertvaros, jos vis dar buvo griaunamos, man rodos, kad dar ir lubos buvo, tualeto sienos abi buvo, grindys buvo, tai viskas išgriauta, sudėta į maišus, visos šiukšlės išvežtos, mato, čia buvo pusė svetainės vien šiukšlių maišai. Tai labai pasisekė, radom žmonės, kurie ne tik išvežė šiukšlės, bet pabaigė dar išgriauti ten likutį jau taip, tualeto ir šitą pertvarą irgi prie to pačio, sakau, ar galite išgriauti. Tai be problemų vyrai per vieną dieną 3 atvažiavo, sušoko ir išgriovė, išvežė visas šiukšlės. Sekantis darbai buvo elektros įrengimas. Tai čia bus planuojama virtuvė yra, matot, paruoštos jau rozetės virš stalviršio, šaldytuvui, indaploviai, ten LED apšvietimui, gartraukiui. Visi laidai vesti per lubas, kadangi bus įtempiamos, viskas pasislėps, nesimatys. Tai palengvino darbą. Šitą sieną bandysim šiltinti, dėl to kabeliai lieka, jie eis už gipso kartono sienelės bus.
Taip pat čia padaryta, ten apačioj. Čia jau susidėjom medžiagas įrankius tvarkingai, kad nesimaišytų tolimesniems darbams. Virtuvė tas pats, irgi čia dar truputį trūksta laidus paslėpti, kadangi daugiabutis, tai negalim triukšmaut, kada norim ir negalim dirbti darbo metu, tai tenka taikytis ir atlieka tokie darbai, kad neprasigrėžiau, dėl to kabelio neištempiau, neprasigrėžiau, nes buvo sekmadienis. Tai bus galima dabar padaryti. Čia padaryta, toliau laidai eina. Įrengta dėžutė. Nežinau, sugalvojau daryti prie lubų, neklauskit kodėl, lubos įsitemps lygiai su dėžute, bus tik tai baltos durelės. Taip pat padarytas įvadas naujas į laiptinę, skydiniai buvo jau pravesti visi nauji laidai, kas buvo gerai, nereikėjo prašyti savo atjungimo, užteko pastatyti tik naują automatą. Taip, toliau čia nuotekų vamzdis, skirtas virtuviai, kadangi mes jo nebenaudosim, bus miegamasis, izoliavom nuo garso, kad nesigirdėtų, kaip kaimynai leidžia vandenį kambaryje. Čia paskui viskas susirinks. Toliau pabandėm nuglaistyti vieną sieną, tiesiog irgi dar per anksti, bet nebuvo ką daryti, triukšmauti negalėjom, pabandėm nusiglaistyti sieną. O čia vis dar bardakėlis bus sutvarkytas, rozetės voniai padarytos, ten taip pat siena šiltinsis, bus daugiau rozečių, tai planuojam šiandien susitvarkyti ir pradėti judėti su pertvarom. Kaip matot, profilių užpirkta, tikriausiai, kad truks, bet didžioji dalis čia jau turėtų būti.